Labą dieną. Sveiki, labą dieną. Ko laukite? Aš bilietų laukiu į kasą, į teatro festivalį. Į kokį festivalį? Tylos. Tylos. Pati teatrų užsiema, domitės ar... Kaip kada, šiaip. Pati nestudijuojat teatro? Teatro? Taip. Norėčiau, labai norėčiau. Bet dabar galiu tik pasidžiaugti ištraukėlėm. Tai va. Norėjau paklausti, šiaip dažniausiai jaunas kraujas, jauna energija reikalauja dėmesio. Festivalis reikalauja tylos. Kodėl vis dėlto tylos? Tam, kad gautumėm dėmesį. Tikrai. Šurmuly ir kliksme tu dėmesio nesurasi. Tyloje tu gali išstoti ir būti pastebėtas. O Gabrielė, sakyk, tai yra 5. jau, reiškia, festivalis, 5 metai vykstantis. Kuo vis dėlto 5. kaip ir mini jubiliejus, kuo jisai bus ypatingas? Tuom jisai, kad tapo tarptautinis. Jisai tapo tarptautinis. Ir jisai plėsis į kitais metais dar daugiau šalių apims. Todėl, kad labai įvairi programa. Tu esi vienas iš, ko gero, šiandien daugelio žmonių, kurie sudaro eilę. Taip, prie kasų, tai ko atėjai į teatrą? Kultūros trūksta. Meno norisi pamatyti, ką kiti veikia. O pasakyk, su teatru kažką bendro turi? Kažkada vaidinau teatrą. Šiaip mėgstu teatrą. Tai norisi ateiti, tiesiog pasižiūrėti į debiutus ir... Norisi pasižiūrėti, ką veikia žmonės. Jo, norėjau paklausti, šiandien yra šilta vasariška diena. Nu, nors ir pavasaris, bet šiaip vasariška diena. Tai kas privertė vis dėlto stovėti eilėje prie teatro kasų? Noras pamatyti spektaklius.